Lietuvos darbo birža nuo 2013 metų įgyvendino unikalų Europos socialinio fondo finansuojamą projektą Pasitikėk savimi. Šio projekto pagrindinis tikslas yra jaunų nuo 16 iki 25 metų asmenų, kurie nedirba, nesimoko ar nedalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse, integracija į darbo rinką arba švietimo sistemą, pasitelkiant nevyriausybinių organizacijų patirtį. Per šių metų 10 mėnesių galima pasidžiaugti, kad į projekto veiklas buvo įtraukta beveik 2000 asmenų, iš kurių beveik kas antras integravosi į darbo rinką arba švietimo sistemą. Projektas Pasitikėk savimi – tai reali galimybė jaunam žmogui identifikuoti savo poreikius, įsikelti tikslus ir veiklų su daugiau nei 50 projektų partnerių metu įsitraukti į aktyvią visuomeninę veiklą, darbo rinką ar grįžti į švietimo sistemą. Reikia pripažinti, jog visuomenėje yra svarbus kiekvienas žmogus. Todėl projekto Pasitikėk savimi komanda siekia padėti jaunam žmogui geriau suprasti save ir nebijoti rizikuoti, ieškoti savo gyvenimo kelio. Tiesiog iš šio projekto tikiuosi įgyti tam tikrų kažkokių įgūdžių, kurie man praverstų ieškantis darbo. Projektas Pasitikėk savimi yra įgyvendinamas remiantis socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programa. Ši programa susideda iš 3 skirtingų etapų. Pirmo etapo metu yra labai svarbu suburti projekto dalyvius į komandą, sukurti gerą bendravimo ir bendradarbiavimo terpę, paruošti veiklų planą bei padėti dalyviams suvokti ir išskirti pagrindinius savo keliamus tikslus. Sekančio etapo metu jaunuoliai daugiausia laiko praleidžia su projekto partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Kartu organizuoja akcijas, tobulina savo socialinius įgūdžius, išklauso žinomų žmonių gyvenimo patirčių, keliauja į išvažiuojamuosius renginius. Dalyvauja kompiuterinio raštingumo mokymuose. Neretai tik pakliuvus į tam tikrą situaciją galima geriau suprasti ir pasimokyti iš savo patirčių. Todėl trečio etapo metu projekto dalyviai imituoja darbo pokalbius su įvairių įmonių personalo darbuotojais. Vyksta į profesinio rengimo centrus, paslaugų ar gamybos įmonėse, kur iš arti pamato, kaip organizuojamas darbas, kaip veikia gamybos linijos. Galima pasidžiaugti, jog tokių susitikimų metu pasitaiko ne vienas atvejis, kai projekto dalyvis po pažintinės ekskursijos įmonėje joje pasilieka dirbti.